Kogi važiuoja žmonės į rytus, į Indiją, važiuoja pas mokytojus. Važiuoja dažniausiai to, kad pažint savo vidų, kad nukreipt dėmesį į savo vidų. Nes tikroji ramybė, tikroji gyvenimo prasmė yra jautimas to, kas yra viduje. Ir tam, kad galėtume tai pajaust, visą savo dėmesį reikia koncentruoti į vidų. Kodėlgi mes negalim to padaryti namie? Iš tikrųjų galim. Tačiau sąlygos, išorinės sąlygos yra sudėtingesnės pas mus namie. Todėl, kad mūsų visuomenėje visas dėmesys, kolektyvinės sąmonės dėmesys nukreiptas į išorę, į išorinį pasaulį. Ir labai mažai yra paskatų koncentruoti dėmesį į save. Netgi paimkim religiją. Jeigu pas mus ritualuose viskas sukoncentruota į išorinį vyksmą. Štai paimkim mišias bet kurioje bažnyčioje. Ten sukoncentruota viskas į patį ritualą. Tada atsistot, tada atsisėst, tada tai pasakyti. Tai, aišku, šiek tiek kelia energiją. Tačiau šitos energijos žmogus negali panaudoti, todėl kad jisai blaško dėmesį, jisai visą laiką išorėje, visą laiką rūpestyje, kaip padaryti teisingai, kaip padaryti taip, kaip reikalauja kanonai. Kągi galima išmokti čia atvažiavus. Čia yra visos sąlygos eiti į savo vidų. Štai pavyzdžiui, čia atliekami specialūs ritualai, panašiai kaip mišios, tačiau visų ritualų paskirtis yra sukelti energiją. Ir kągi sako mokytojai? Mokytojas sako, kad šitų ritualų paskirtis kelti energiją, o jūsų paskirtis šitą energiją nukreipti į savo vidų, valyti savo viduje, pamatyti savo vidų, tapti savimi. Reiškia, jeigu jūs šitų ritualų metu neįsit į savo vidų, jeigu jūs būsit tik išorėje, tai tie ritualai realiai ir nepadės jums. Todėl būtina tuo momentu atsipalaiduoti ir nukreipti visą savo dėmesį į savo vidinį atsipalaidavimą, į tai, kas tu esi dabar, koks tu esi. Ir nuimti visas pastangas, nuimti visas įtampas, paleisti visus norus, tiesiog susitaikyti ir būti šioje akimirkoje dabar. Ir tada ta energija, kurią sukelia specialūs ritualai, jinai padeda transformuotis tavo vidui. Kasgi vyksta čia? Homa, sanskrito žodis homa, tai reiškia aukojimo ritualas. Tai reiškia pati praktika, kada keliama energija specialių praktikų pagalba. Tos specialios praktikos homos metu vadinamos jagijos. Ir tai yra ugnies ritualai, aukojimo ritualai, kada per ugnį, aukojant su maldomis, sukeliama labai stipri energija. Ir štai šita energija sklinda ir veikia kiekvieną, kas tuo momentu koncentruojasi į savo vidų, kas gali priimti tą energiją. Juk jeigu mes esam apmąstymuose, jeigu mes esam prote, jeigu mes esam rūpesčiuose, tokiu atveju mes tiesiog neatsiveriam šitai energijai ir jinai negali įeiti į mus. Ir jinai negali mūsų pakeisti. Todėl kągi aš norėčiau palinkėti. Nebūtina kažkur tai važiuoti, būtina suvokti šitą dalyką. O tam, kad suvokt, man tai davė būtent atvažiavimai čia, kad suvokčiau. Tačiau aš galiu tai perduoti jums. Susikaupkit į save. Jeigu esat bažnyčioje, visų mišių esmė pakelti energiją, atvert galimybę jums priimti į save ramybę, priimti į save Dievą. Tačiau jeigu mes esam rituale, išorinėme rituale,
tokiu atveju mes negalim matyti savo vidaus, mes negalim atverti jo, mes negalim visiškai atsiduoti. Mes net nežinom ir nesuvokiam, ar mes pasidavę ar ne, ar mes atsipalaidavę, ar mes galim priimti į save tikrąją ramybę. Ir štai tada mes formaliai priimam per komuniją Dievą į save, tačiau jisai negali įeiti į kiekvieną mūsų ląstelę. Mes neįgaunam ramybės, arba įgaunam ją labai nedaug. Viskas priklauso nuo to, kiek mes įsigilinam į save ir kiek mes tuo momentu atsiveriam. Taigi, pamastykit apie tai. Atsiduokit. Atsiduokit, pasitikėkit. Įsigilinkit į save. Paklauskit savęs, ar tikrai atidaviau viską šiuo momentu. O gal galiu dar labiau atsipalaiduoti ir atsiduoti tiesiog. Ir štai tada, kada jūs atsiduodat, tada jūs ateina aiškus supratimas, kas yra gera, kaip tą gerą padaryti, kaip eiti per gyvenimą, kad būtų gera ir tau, ir kitiems. Mokinkite šito. Šitas visas mokslas yra tik jūsų viduje. Protu jūs galite sužinoti, kaip reikia gyventi. Tačiau ar mes gyvenam pagal tai, ką mes žinom? Mes gyvenam priešingai. Nes ir šventraščiuose pasakyta, siela ryžtinga, kad kūnas silpnas. Taigi tiesiog įsigilink į save ir paklausk savęs, ar aš tikrai nusilenkiu gyvenimą, ar tikrai atsiduodu. Ir kai tai padarysi, gyvenimas duos tau aiškų žinojimą, ką reikia padaryti, kad būtų gera tau ir kitiems. Ačiū Jums.